Šeštoji elektros detektyvų laida kitokia nei ankstesnė. Šį kartą ne kam nors nutikusi istorija, o eksperto pastebėjimai ir įžvalgos apie įtampos rėžius ir apie tai, kad nėra apibrėžta, kas atsakingas už pasekmes, apie skaitiklių galimybės, kurios iš esmės nuo mūsų yra slepiamos. Tuo metu kitų Europos valstybių gyventojai seniai ir laisvai jomis naudojasi. Kodėl vartotojams nesuteikiama prieiga prie jų pačių elektros skaitiklio duomenų? Nors techninės galimybės pateikti ir vartotojams gauti tokią informaciją yra ir visada buvo, netgi esant neišmaniems skaitikliams. O juk tai anot žinovo galima padaryti labai paprastai, tiesiog pakeitus parametrus buitinių vartotojų skaitikliuose. Ar tik man, ar mums visiems atrodo, kad sutartys su būtinosioms mūsų reikmėms reikalingais ištekliais aprūpinančiomis įmonėmis apskritai yra nesąžiningos ir nelygiavertės, naudingos ne abiem pusėms vienodai, o išimtinai tik tiekėjams. Jiems galima viskas, o mums nieko. Jie apie mus nori ir gali žinoti daugiau, negu leidžia sužinoti mums patiems. Elektros energijos teikimas tai yra paslauga, elementari paslauga, kaip ir bet kas šiukšlių išvežimas ar internetas. Ir kaip ir kiekviena paslauga, ji turi tam tikrus savo kokybinius parametrus, ar kokybiškai ta paslauga yra teikiama. Tai išmaniai elektros energijos skaitikliai turi savyje techninės galimybės šiek tiek nustatyti arba identifikuoti, ar kokybiškai tai yra tiekiama elektros energija. Kaip pavyzdys, elektros energijos skaitikliai turi savyje įvykių žurnalus, kurie gali registruoti įtampos viršimus ar įtampos pažemėjimus. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad visi elektros energijos prietaisai yra numatyti, kad jie kokybiškai ir korektiškai gali dirbti tam tikros įtampos rėžiuose. Ir jeigu tie rėžiai yra viršimi arba tinklo įtampa išeina už tų rėžių, gamintojai elektros energijos prietaisų kaip ir negarantuoja korektiško veikimo. Arba tai gali privesti prie to, kad prietaisas suges. Tai, kad neatsitiktų, tinklai yra įpareigoti tiekti elektros energiją tam tikrose, tose korektiškose rėžiuose. Ir jeigu įtampa išeina, tai elektros energijos skaitiklis, išmanusis skaitiklis, turi techninės galimybės fiksuoti tą dalyką. Vėl, kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad kai įvyksta toks įtampos nuokrypis ir jeigu sugenda prietaisas, tai čia prasideda klausimas, kas už tai yra atsakingas, kas kompensuoja gyventojui, galimai kompensuoja patirtą nuostolį. Šiandien dauguma iš mūsų, jeigu prietaisas sugedo, tai mes galvojam, kad jeigu jis nėra brangus, tai tiesiog sugedo ir atėjo, pasibaigė jo darbo laikas, galiojimo laikas. Ir jeigu prietaisas nėra brangus, gyventojai retai kada susimąsto, kodėl tai taip įvyko ir nesigilina ir nesprendžia, ką su to daryti. Bet jeigu prietaisas brangesnis, tai gali kilti klausimą, kodėl jis sugedo ir kas už tai yra atsakingas. Išmanusis energijos skaitiklis gali identifikuoti tai ir po to, kai kiltų kažkokie ginčai, arba net gali kreiptis kompensacijos, jeigu nes įvykių seka tokia, įvyko tinklo įtampa nukrypo nuo numatytų normų, prietaisas sugedo ir teoriškai, kaip ir jeigu tai yra tinklų kaltė, tai tinklai ir turėtų kompensuoti patirtus nuostolius. Bet ar gali būti, kad prietaisas sugedo, kažkiek rodo neteisingus rodmenis, netikruosius, tada jis toliau veikia ir tada žmogus gauna nepagristas sąskaitas, ar kas nors tai gali identifikuoti, ar jisai sugenda ir išeina iš rikiuotės iš vis? Elektros energijos skaitiklis, vėlgi, tai yra, skirkim, dvi dalis. Jisai skirstosi metrologinė dalis, kaip tiksliai jisai matuoja elektros energiją ir kaip tiksliai jisai pats veikia. Tai ar veikia, ar teisingai fiksuoja energijos rodmenis, ar teisingai perduoda juos ir panašiai. Tai ar teisingai matuoja jisai, gali nustatyti tik tais metrologinę patikrą. Tai reiškia, jį reikia vežti į metrologiškai patvirtintą laboratoriją, kuri gali nustatyti, ar jisai tiksliai veikia. Bet gyventojas tai negali jo paimti, atjungti ir nuvežti. Tai gali padaryti tik tais ESO su, jeigu tai yra jų iniciatyva, arba ten gyventojas inicijuoja ir tada tik tais tas
ar metrologiškai veikia, tiksliai galite nustatyti. Tačiau yra dar vienas dalykas, kad skaitiklis turi pakankamai daug savyje įvairių parametrų, kurie taipogi gali įtakoti, kaip tiksliai jisai matuoja. Ne tik kaip tiksliai, bet ar nėra, ar korektiškai jisai matuoja. Kaip pavyzdys, tie patys skaitikliai, kurie yra statomi pas buitinius vartotojus, jie su tam tikrom modifikacijom yra statomi ir elektros pastotės. Ten teka tikrai didelės srovės, tai 100 000 amperų ir tada elektros energijos skaitiklis matuoja per tam tikrus transformatorius. Tai jisai matuoja ne tikrą srovę, kuri teka, bet sumažinta. Kadangi mes žinom, koks yra transformatorius, koks transformacijos koeficientas, tai atitinkamas daugiklis yra įrašomas į patį skaitiklį. Yra nuskambėję istorija, ne, kad tiesiog nei iš šio, nei iš to skaitiklis pradeda fiksuoti energijų reikšmės, kurios atrodo netgi fiziškai neturėtų būti galimos tam skaitiklyje, tiesiog, sakykime, laidai neperduotų tokių galių. Ir vėlgi yra nuskambėję istorija, kad kai pradedama aiškintis, skaitiklis vėl grįžta į normalias ribas. Dabar čia būtų tik tais mano hipotetinis paaiškinimas, iš kur taip galėtų atsirasti. Tai yra, tuose skaitikliuose galimai kažkas įvedė netinkamą transformacijos koeficientą, tai reiškia, skaitiklis fiksuoja kažkiek tais kartų didesnę galę, negu iš tikrųjų jinai per jį teka. Ir galimai, kai vyksta, tas apie tą įvykį pradedama aiškintis, yra nuotolinių būdų galimybė tas reikšmės grąžinti į normalias ribas. Tai reiškia, panaikinti tą net nekorektišką daugiklio reikšmę. Visa tai, kaip tai galima būtų užfiksuoti arba kaip tai galima būtų atsekti. Kiekvienas skaitiklis, išmanusis skaitiklis, turi vadinamąjį parametravimo žurnalą. Jame yra fiksuojami visi parametrų pakeitimai. Tai yra, kas, kada, kokius parametrus keiti. Tam tikras įvykių žurnalas. Aš nesakau, kad taip vyksta, bet jeigu gyventojai turėtų galimybę prieiti informaciją... Bet jie neturi tos galimybės. Šiandienai pats gyventojas tokios galimybės neturi, nes jam nėra suteikta prieiga tiesiogiai per optinę sąsają nusiskaityti tų duomenų su tam tikra įranga, nei nėra sudaryta galimybė nuotoliniu būdu. Tai reiškia, kad tas, kas tiekia, gali daryti, ką nori, kaip nori manipuliuoti, informaciją sunaikinti. Ne, informacija nesunaikinama. Ją turėti, bet jos nepateikti. Čia yra klausimas, kad informacija egzistuoja tokia, bet mums nėra suteikiama prieiga. O tai kodėl, jeigu sutarty yra dvi pusės lygiavertės? Tai ir nežinau. Paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas. Tai kodėl tas gavėjas negali žinoti, kas su juo vyksta ir iš kokio kosmoso ateina kažkokie rodmenys. Matyti, jų tinklų yra ta pusė, kad mes pateikime tai, kas yra prašoma sutartyje, o kas neįtraukimo į sutartį, tikriausiai jie nėra įpareigoti. Ar buvo atveju, kad tas sutartį gavėjas norėtų koreguoti ir atsisakė, pavyzdžiui? Aš šito negaliu teikti, aš nežinau, ar jie taip daro. Tai tai neįsivaizduojamas atvejis, aš pasakysiu iš tikrųjų. Manau, kad yra tipinės sutartys arba pasirašai, arba sėdėt be elektros, viskas. Tai ir būtent dėl to ir yra, kad mes galvojam, kad arba mums tiekia elektrą arba ne, bet tai yra iš tikrųjų paslauga. Ir aš kaip vartotojas noriu, kad ta paslauga būtų teikiama kokybiškai. Ir šiai dienai išmanieji skaitikliai turi tokias galimybės mums šiek tiek kaip vartotojui parodyti, ar paslauga yra teikiama kokybiškai, ar su skaitikliu nėra daromi kažkokie tai parametrų pakeitimai, kurie gali įtakoti, kokią aš gaunu sąskaitą. Kodėl šitą informaciją mums nėra pateikima? Čia yra kitas klausimas. Aš nenoriu spekuliuoti, kodėl, bet aš įsivaizduočiau, tai yra pagrindinis dalykas, kad niekas ar nei per įstatymus, ar per reguliuojančius aktus neįpareigoja tinklų tokią informaciją mums suteikti. O jeigu jis būtų prieinama, tai aš manau, mes kaip vartotojai nuo to tikrai tik O kas turėtų inicijuoti tos procesus? Juk iš tikrųjų yra organizacijos, yra vartotojų teisės ginančios, jos galėtų inicijuoti įstatymų pokyčius, ne? Na, žinot. Teko girdėti, kad būtų inicijavę vartotojų naudai kokį įstatymą? Ne, negirdėjau apie tai. Vėlgi, matyt, viskas priklauso nuo tų organizacijų geranoriškumo ar iniciatyvumo. Bet aš manau, kad lygiai taip pat ir patys gyventojai, jeigu susiburtumėm į kažkokią tai organizaciją ar
susiburtumėm kažkokiai bendrai iniciatyvai, aš manau, kad tie pokyčiai galėtų vykti. Kokią dar galėtų gauti informaciją? Vat sakot, Europoje žmonės daugiau turi galimybių kažkaip kontroliuoti ir prieiti prie tos informacijos. Tai ką leidžia išmanieji skaitikliai, leistų, jeigu būtų galimybės? Tai va čia yra tas pagrindinis dalykas. Tai yra kitose ES valstybėse ir ne tik ES valstybėse yra aktyviau ginamos vartotojų teisės. Nes visi tie įvykių žurnalai, apie kuriuos kalbu, jie yra atsiradę ne šiaip savo. Tai yra būtent vartotojų teisių gynėjų iniciatyva, atsiradę tam tokie žurnalai, tam tikra informacija, kuri vėliau galėtų būti naudinga, parodant, kaip kokybiškai yra teikiama paslauga ar ginant vartotojų interesus įvykus kažkokiam tais incidentui. Tai, kiek man yra žinoma, būtent yra rezultatas aktyvių ir iniciatyvių vartotojų teisų gynimo organizacijų, kurios veikia kitose šalyse, bet ne Lietuvoje. Tai dar galima tą padaryti? Nu, ne vėlu. Prašom, dar ne imtis vėlu. iniciatyvos. Visko gali būti. Nes iš tikrųjų nemažai yra atvejų žmonių, kurie tikrai dabar jau kreipiasi ir į advokatus, ir į mūsų partnerį, viešojo intereso gynimo fondą, bet vis tiek paskaičiavus tų žmonių vienetai labai mažai, 10. O tai kur tie daugybė kitų žmonių, jie kas yra tokie, kodėl jie taip yra kvailinami? Juk neturi žmogus išmanyti visko apie elektrą arba sekti tos rodmenis, ten reikalauti, ar tos įtampos nenusimušė ir kiek kartų ten jam pasidaugina. Daugybė žmonių tiesiog neįsivaizduoja nei kaip tą daryti, nei kodėl tą reikėtų daryti. Norisi pasitikėti tai žmonėms, su kuriais sudarai sutartį. Tai kodėl jie patys nepasiūlo? Jeigu tai yra tam, kad žinotų vartotojas, tai galėtų geranoriškai paskelbti, ar yra kam nors žinoma, kad tai yra galima fiksuoti. Ir galima tuos rodmenis kažkaip rasti tame ESO. Arba tinklai, ESO jie žino apie visas šitas savybės, nes jie formuodami pirkimo sutartis, tenderius, jie nurodo jau, kokias savybės tas skaitiklis turi turėti. Vėlgi, netgi tuo atveju, tarkim, jeigu nėra nurodyta tam tikra savybė, apie kurias aš kalbėjau, šiai dienai išmaniai elektros energijos skaitikliai turi nuotolinį programinės įrangos atnaujinimą. Tai jeigu iškiltų būtinybė, galima nuotoliniu būdu tiesiog pakeičiant programinę įrangą įdėti tokias savybės, kokias ESO kaip klientas, kaip užsakovas pageidautų. Tai šiai dienai visos techninės galimybės turėti kokybišką informaciją, turėti objektyvią informaciją, ar kas ten buvo keistas, skaitikliai ir panašiai, ir tą informaciją pateikti vartotojui, yra. Kodėl ta informacija yra nepateikima, aš nenoriu spekuliuoti, bet mano vienintelė asmeninė, sakykime, toksai nuomonė būtų tame, jog tai yra vėlgi susijęs su išlaidomis. Nes jeigu šitą informaciją taptų prieinama vartotojams, atsirastų daugybė klausimų. Tos klausimus reikėtų spręsti. Galimai netgi atsirastų ir kažkokia tai finansinė atsakomybė, kad, žiūrėkit, buvo suteikta nekokybiška paslauga, man dėl to kilo nuostoliai, aš prašau iš juos kompensuoti. Tai čia tiesiog hipotetinis scenarijus, link ko tai galėtų baigtis ir dėl to, aš manau, tas interesas yra akivaizdus, arba neinteresas, intereso nebuvimas. Tiesiog kuo mažiau dirbti, kuo mažiau žmonių samdyti, kuo mažiau išlaidų ir kuo daugiau pinigų paimti. Galimai, negaliu. Nes tai atrodytų normalu, jeigu yra tokios galimybės, netgi galbūt galėtų būti ir atskiras skyrius ESO, kuris tos klausimus spręstų, gyventojai kontaktuotų ir viskas čia atrodo normalu. Žinoma, bet kaip ir minėjau, ne, viskas susiveda į išlaidas. Bet tai negalima būti tokiems grobti bet kokią kainą ir nebecivilizuota, tai jau nebecivilizuota. Tai jau netrodo gražiai ir dėl to iš tikrųjų tiek ir tų problemų. Žmonės galiausiai kai kurie jau tikrai neapsikenčia, nes kai gauna sąskaitas, kol jie išsiaiškina, dabar jau mes pradedam išsiaiškinti, jūs paaiškinat, kas galėjo nutikti, ne? O jūsų žiniomis į tą rėžį, kaip jūs sakot, dažnai būna, kad netelpa tas tiekimas elektros. Nusimuša, išsimuša ir tas vyksta kažkaip nekontroliuojamai.
elektros energijos tinklas pats kaip savaime yra labai sudėtingas procesas ir sistema. Galimai, vėlgi viskas priklauso nuo kiekvienos vietovės, nuo inžinerinių charakteristikų tos vietovės, kaip pastotės yra padarytos, kokios apkrovos toje vietovėje yra. Galimai, pakankamai dažnai tie nukrypimai vyksta. Tačiau yra būdų juos fiksuoti, yra šiai dienai tie patys elektros energijos skaitikliai turi pakankamai galimybių, kas korektiškai ir tos dalykus užfiksuotų, kad nebūtų ir tie patys, sakykime, tinklai labai nuskriausti, nes iš esmės pats elektros energijos tinklas jis yra sudėtingas procesas. Ir užtikrinti, kad įtampa būtų išlaikoma tose rėžiuose, tai yra tiesiog dėl techninių priežasčių yra pakankamai sudėtingas uždavinys. Bet būtina turbūt. Būtina, bet vėlgi visada reikia ieškoti aukso vidurio, kad nenukentėtų ir vartotojai, kad tiesiog būtų įtampa tiekiama nekokybiška, bet ir kad tinklai nebūtų labai apkrauti, nes tam, kad užtikrinti tą nominalią įtampą tuose rėžiuose, galbūt galimai toje vietoje reikėtų kažkokio labai didelių investicijų. Čia tiesiog, nes vėlgi tos investicijos irgi galimai iš mūsų pačių kišenės, iš valstybės biudžeto, tai čia reikia ieškoti to balanso, kad ir vartotojai būtų patenkinti, bet ir kad nebūtų per daug išeikvojamas valstybės biudžetas, kad, žinot, tos ribos būtų idealios, pavadinkim taip. Tai yra visada tiksai, tam tikros paklausos jos visada egzistuoja ir tai yra normalu. Nieko čia yra šitoje vietoje, nieko baisaus. Tai esminis dalykas, ką aš noriu pabrėžti, kad išmaniai elektros energijos skaitikliai turi galimybės visą šią informaciją vartotojui pateikti. Mes turim teisę žinoti, kaip kokybiškai ta paslauga yra teikiama. Ir tiek. Ir man yra keista, kodėl ta prieiga, ta informacija nėra dalinamasi su galutiniais vartotojais. Tai mes jau maždaug paaiškinom, kodėl, bet kadangi pati visuomenė turbūt per mažai iniciatyvos rodo, kada įrodys daugiau, tada galbūt ir atsirastų daugiau tos informacijos. Informacija ir įgalina mus priimti tam tikrus sprendimus. Aš labai tikiuosi, kad gyventojai, vartotojai sužinoja, jog yra tokios galimybės, vėlgi bursis ir kažkokias iniciatyvinės grupės ir pradės užduoti tos klausimus tam patiem ESO, tom pačiom valstybinėm įstaigom, kurios apibrėžia, kokiam taisyklėm tas pats ESO dirba ir gal tai išaugs kažkokios pokyčius. Gediminai, kol kas eismas vyksta viena kryptimi, bet mes apie tai jau kalbame. Matyt, visada reikia. Tikėkimės, kad tai jau pradžia. Susikautų kritinė masė. Ir dar vieną temą dar irgi noriu pabrėžti. Gerai. Šventinės dienos. Taip. Mes manom, bet bent jau taip, kai aš matau ir savo šeimos rate, ir iš pažįstamų, kad visi galvoja, jog kai yra šventinė diena, vidury savaitės, tai tuo metu yra taikomas šventinis tarifas. Taip. Tai yra teisybė iš dalies, nes tai šventinis tarifas yra taikomas tik tais įmonėm, tai yra organizacijom esančiose skaitikliuose. Buitiniam vartotojam jie tą dieną visgi jiem yra taikomas vadinamas dieninis tarifas. Tai yra, atrodytų, eilinis trečiadienis, mes turim kažkokią valstybinę šventę, žmonės galvoja, kad tą dieną elektra yra pigesnė. Kaip šeštadienį sekmadienį galvoja? Jo, kaip šeštadienį sekmadienį. Bet ne? Ne, buitiniam vartotojam šitos galimybės tiesiog nėra padarytas. Bet tai čia jau sukčiavimas, kaip su... Nežinau, kaip tai įvardyti, tiesiog aš sakau, kad šiai dienai ne tik išmanieji, dar visi elektroniniai elektros energijos skaitikliai, iki tų vadinamųjų išmanių, netgi jie jau turėjo tą galimybę turėti šventinį tarifą šventinėmis dienomis, savaitgalio tarifą. Suvedus informaciją. Taip, tai yra tiesiog tam tikrų parametrų pakeitimas skaitiklė. Šiai dienai išmanėjus skaitikliai, tai galima padaryti. Bet tai nedaroma? Nuotoliniu būdu. Kodėl tai nėra daroma? Tai yra, matyti, tokios yra procedūros ar tokie nutarimai pačiam ESO, ar netgi tuose, kiek man yra žinoma, tai yra ta valstybinė įstaiga, kuri VERT, kas yra? VERT, taip. VERT.
VERT nustato šitas taisyklės. Energijos reguliavimo. Taip, ir jie šitoje vietoje neįpareigoja tinklų vartotojams teikti būtent savaitgaliais tą pigesnį tarifą. Bet tai yra arba sąmoningas apgaudinėjimas klientų, arba aplaidumas. Kas yra reguliavimas, jeigu, ta prasme, iš tikrųjų niekam neteina į galvą, kad taip yra. Tai tas yra, jūs patys galite pasitikrinti, tiesiog nueidami prie skaitiklio, nes kiekvienas skaitiklis rodo, koks tarifas, į kurį tarifą yra kaupiama šiuo metu energija ir pamatysit, kad kai yra šventinė diena, vidury eilinį antradienį, tai vis tiek yra taikomas dieninis tarifas. Tai mūsų galvojimas, kad galim skalbti smarkiai tą dieną, nes bus pigiau, pigesnė elektra yra sapnas, klaidingas. Iš kurio mes dabar ir pažadinsim žmonės. Taip, tai va, tai ką aš noriu šitoje vietoje pabrėžti, kad šiai dienai visi elektroniniai elektros energijos skaitikliai, ne tik tai išmanieji, tai leidžia. Viskas, ką reikia, tai galbūt pakeisti kažkokius reguliavimo aktus ir tiesiog pakeisti parametrus pačiame skaitiklyje. Didelės labai algas gaunantiems VERT darbuotojams reikėtų padirbėti, sąžiningiau gal. Kažkas nedaro savo darbo. Kažkas turėtų imtis veiksmų iš tos.